Japonija ką tik parodė, kad nebenori būti laikoma tauta, kuri tik stebi, protestuoja ir laukia. Šį ketvirtadienį, 2026 m. balandžio 2 d. susidariusi situacija iš tiesų yra lūžio taškas. Tokija spartina savo karinio reagavimo pajėgumus, stiprina savo gynybos liniją jūroje, ore ir sausumoje. Tai žingsnis, kuris puikiai atitinka nuomonę, kad Kinija pernelyg rizikavo ir dabar susiduria su griežtesne, labiau ginkluota ir daug mažiau pasyvia Japonija. Tai, kas įvyko, nebuvo pavienis gestas. Tai buvo pažangesnių naikintuvų, ilgo nuotolio raketų ir gilesnės integracijos su Jungtinėmis valstijomis visuma. Šios permainos centre yra ministrės pirmininkės Sanajas Takahichi vyriausybė, kartu su Japonijos gynybos ministerija ir regione dislokuotomis Amerikos pajėgomis. Ir būtent čia tai įgauna svarbą bazėse ir teritorijose, kurios yra ginčo centre. Rytų Azijoje, tokiose vietose kaip Misava, Kengumo stovykla, Fudžio stovykla ir pietvakarių Japonijos salų apylinkės, Japonija nusprendė nebelaukti, kol grėsmė pasirodys prie durų, o dabar bando tą grėsmę nustumti kuo toliau. Tai padeda paaiškinti, kodėl ši tema išėjo už diplomatinės srities ribų ir tapo strateginiu klausimu, bei kodėl Tokijas atsidūrė tokioje situacijoje. Nes Kinijos spaudimas nustojo būti laikomas tolima prielaida. 2025 m. birželį Japonija pranešė pirmą kartą pastebėjusi, kad Kinijos lėktuvnešiai Liaoningas ir Šandongas tuo pačiu metu veikia Ramiajame vandenyne, netoli atokių Japonijos salų. Tai buvo rimtas perspėjimas Tokijui. Tai nebebuvo abstraktus ginčas, o aiškus ženklas, kad Kinija plečia savo įtaką, buvimą ir drąsą. Kitaip tariant, Pekinas perėjo nuo retorikos prie jėgos demonstravimo. Ir kai šalis mato du Kinijos lėktuvnešius vienu metu judančius jo strateginėje kaiminystėje, atsakas nebėra pasirinkimas. Pirmieji nuolatiniai Jungtinių valstijų oro pajėgų F-35 atvyko į bazę 2026 m. kovo 28 d. F-35 yra 5-osios kartos naikintuvas, sukurtas veikti slapta, rinkti didelius duomenų kiekius ir smogti greitai. Praktiškai tai padidina stebėjimo, reagavimo ir atgrasimo galimybės regione, kuris yra vos už kelių šimtų kilometrų nuo Kinijos, Rusijos ir Šiaurės Korėjos. Japonija, kuri dešimtmečius buvo raginama susilaikyti, dabar pradeda remtis daug aštresnių oro pajėgų tinklų. Vėliau atsakas ateina iš sausumos. Kovo 31 dieną Japonija dislokavo savo pirmasias vietinės gamybos ilgojo nuotolio raketas Kenguno stovykloje, Kumamoto mieste ir pradėjo HVGP dislokavimą Fudžio stovykloje. Modernizuota 12 tipo raketa pasiekia maždaug 1000 km nuotolį. Tai reiškia, kad Japonijos gynyba nebėra tik trumpa pakrantės užtvara, o įgauna galimybę atremti grėsmes daug toliau. Būtent čia ši permaina ir kelia nerimą. Nes Japonija ne tik stiprina apkasus, bet ir kūrė pajėgumą smogti taikiniams. Prieš Kinijos spaudimui tampant įvykusių faktų, senoji reaguojanti Japonija lieka praeityje. Jūroje žinia tapo dar griežtesnė. Kovo 27 dieną Japonijos gynybos ministerija patvirtino, kad eskadrinis minininkas J.S. Shokai baigė modifikacijas ir apmokymus, kad galėtų naudoti Tomahawk raketas. Šios raketos turi daugiau nei 1600 km nuotolį ir išplečia Japonijos karinio jūrų laivyno nuotolinio puolimo galimybės. Tai tiesiogiai atsako į klausimą, kaip keičiasi Japonija. Ji derina slaptuosius naikintuvus, sausumos raketas ir tolimosios galios jūrų pajėgas į vieną spaudimo architektūrą. Ir kodėl tai yra taip svarbu? Nes tai paverčia Japonijos salyną ginkluotą sieną, galinčią ne tik atsilaikyti, bet ir priversti Kiniją sumokėti didelę kainą už bet kokią avantiūrą. Vakarų Ramiajame vandenyne Pekinas regis tikėjosi senojo Japonijos, įstrigusios Antrojo pasaulinio karo traumoje ir apribotos atsargumo. Tačiau ši situacija pasikeitė. Nuo 2022 metų Tokijas vykdo didžiausią karinį stiprinimą nuo to laikotarpio, įvardydamas Kiniją kaip didžiausią strateginį iššūkį.
Dabar 2026-aisiais ši linija tampa realybė. Atsiranda kilimo ir tupimo takas, paleidimo įrenginys ir korpusas. Tai, ką matome Ramiajame vandenyne, yra Japonija, kuri atsisako stebėtojo vaidmens ir tampa priešakinę JAV užtvarą Azijoje. Pekinui tai yra šokas, išgyvenimo klausimas, o regioniniam balansui griežtas perspėjimas. Ramiojo vandenyno regione prasidėjo įtemptesnė ir daug labiau konfrontacijai pasirengusi fazė.